ir džiaugsmas. Algimanto Gabrio beje štabo veiduose. Rezultatyviausias praėjusio sezono antrojo Lietuvos futbolo diviziono žaidėjas Tomas Radznevičius įrodinėjo, kad yra pasirengęs žaisti futbolą ir su stipriais varžovais. Dar kartą šis epizodas. Puikus smūgis į artimą viršutinį kampą. Fantastika, kaip atsigulė kamuolys. Šešiolikos metrų atstumą. Deviniukė geresnių nebūna. Išvalė visus voratinklius norvegų. Už galvos susiėmė ir Sūduvos atsarginiai. Ir kampinėje neklystų kelią Giedrius Slavickas. Antrasis rezultatyvus perdavimas šio futbolininko sąskaitoje. Algimantas Gabrys dabar turbūt bandys galbūt raminti šiek tiek savo žaidėjus. Slavickas, Iš šios vietos perdavimas, link tolima virpsta ir galėjo krūtinę, galėjo galvą. Laiku iššoko į kamuolį Tomas Radznevičius ir įmušė trečią puikų įvartį. Čia vieni kitus gali kaltinti ir gynėjai, ir vartininkas. Negalima taip leisti puolėjų smūgių. Aštuoni siunčia kamuolį į tinklą. 3-2 ir baigėsi pirmasis kėlinys. Paskutinėje atakoje praleisti, komandos nuotaikas be abejo tai nepagerina prieš pertrauką. Taigi, 3 Tomo Radznevičiaus įvarčiai pirmajame kėlinyje ir Sūduva pirmauja 3-2. Susitiksime su jumis po pertraukos. Taurės atrankos etapo atsakomosios rungtynės tarp norvegų Brann ir Marijampolės Sūduvos komandų. Ir jūs matote vieną iš tų 3 įvarčių. Tomas Radznevičius 3 kartus pasižymėjo pirmajame kėlinyje. Tai yra pirmasis įvartis. Prieš tai matėme antrąjį. Ir rezultatas 3-2. Po pirmojo kėlinio pačią paskutinę sekundę, galima sakyti, pirmajame kėlinyje vis dėlto praleidom įvartį. Ir Bogui kamuolį smūgis nepavyko. Reikia 2 įvarčių. Po truputį kyla euforija Dariaus ir Girėno sporto centro stadione. Na ir sustoja apsikabinę atsarginiai Sūduvos žaidėjai, treneriai, jie laukia finalinio švilpuko. Jie laukia pergalės, kurią, kažin ar patys tikėjo prieš tada, kai buvo ištraukti burtai, tada, kai paaiškėjo, kad reikia žaisti su Norvegijos klubu. Išspiria kamuolį į užribį norvegai. Atrodo, jie nuleidžia rankas. Na ir tarp visų čia prie suolo Tomas Radznevičius, žmogus iškovojęs Sūduvai pergalę. Tai galima teikti drąsiai. 3 įvarčiai per vieną kėlinį. Ir Branui to buvo per daug. Sendžikas smūgėjo kamuolį, pataiko į Tonį, šis vėda į užribį, tačiau kamuolys kažkodėl skiriamas Brano komandai. 20 sekundžių iki šių rungtynių pabaigos. 3-2 Sūduva pirmauja. Mačiulis. Puikiai pamatė, vėl pasijungiant į ataką Slavicką, na? Dar viena proga. Smūgis į vartus! Ir Karpinis! Griebėsi iš galvos Giedrius Slavickas, tačiau... Laikas! Tai buvo pakankamai simboliška. Sūduva šiandien buvo geresnė. Marijampolės Sūduva eliminuoja iš UEFA taurės atrankos etapo Bergeno Brann iš Norvegijos. Fantastiškas Sūduvos pasiekimas. 3 Tomo Radznevičiaus įvarčiai. Atkaklios, puikios, nuostabios rungtynės. Visi epitetai tinka šiam susitikimui Marijampolės Sūduvai. Triumfuoja Marijampolės gerbėjai susirinkę Dariaus ir Girėno sporto centro stadione. Atrodo, dar netiki savo laimę. Ne visi tiki tuo, ką padarė. Marijampolės Sūduva pagrindinėme UEFA taurės turnyre gali pavydėti Kaunas, Atlantas, Žalgiris, bet yra taip, kaip yra. Sūduva grąžina gerąją aurą į Dariaus ir Girėno sporto centro stadioną. Sūduva triumfuoja. Ir priblokšti norvegai. Turbūt belieka dar kartą pasveikinti Marijampolės Sūduvos komandą. Asmeniškai Tomą Radznevičių. Tomas Radznevičius. Kurie mums parodė tokį puikų futbolą. Parodė, kaip reikia kovoti. Galvosūkis Brano treneriui.
Na, galima sakyti galvosūkis, kurio nebėra. Viskas aišku. Brandui Europos sezonas baigėsi. Na, įtariu, kad šį vakarą Marijampolėje bus šventė, didelė šventė. Turėtų būti. Sūduva Brand 3-2, lygiai toks pats rezultatas kaip ir pirmosiose rungtynėse. Ir dar kartą. Paskutinė ataka. Na, tarkim taip, trinktelėjimas durimis. Patvirtinant, kad tai, kas buvo padaryta pelnytai. Ir po savaitės, kitą savaitgalį čia šiame stadione, Lietuva žais su Vokietija. Belieka palinkėti, kad taip pat sektųsi. Kad kovotų taip atkakliai ir surištų, kaip Marijampolės Sūduvos futbolininkai ir Lietuvos rinktinė. Na kągi, atrodo, kad laimėjom Čempionų lygą. Panašu į tai. Pagal tai, kaip elgiasi Marijampolės komandos žaidėjai, kyla į viršų Algimantas Gabrys. Aišku, Marijampolei tai yra tolygu laimėti Čempionų lygą. Dėkojame už puikų futbolą ir dar kartą galim pasigražėti įvarčiais. Pirmasis, Tomas Radzinevičius, 3 minutę. Vienu lietimu įvartis. Dar kartą. Šis perdavimas ir smūgis. Tomas Radzinevičius susidūrė ten, kur reikia. Antrasis įvartis. Na, ko gero, gražiausias rungtynių įvartis. Iš eigos. Štai taip. Į patį viršutinį tiesiai į deviniukę. Nuo 16 metrų žymos. Netremiamas smūgis. Tomas Radzinevičius. Ir trečiasis įvartis, kurį įmušė Tomas šiose rungtynėse. Galva. Neprižiūrėtas gynėjų ir vėl atsidūrė reikiamoje vietoje reikiamų laiku. Vėlgi po Slavicko perdavimo. Tomas Radzinevičius. Dar šias rungtynes jums komentavo Lietuvos ryto sporto apžvalgininkas Nerijus Kasinas ir sporto žurnalistas Vytaras Radzevičius. Dėkojame už dėmesį, tikimės, kad jums taip pat labai patiko šios rungtynės. Linkime sėkmės ir iki. Iki.